Knygos anatomija. Šiurpnakčio istorijos. Teksto anatomija pagal Aušrinę Tilindę. Pradžia. Su kiekviena idėja ir jos kibirkštimis būna vis kitaip. Šiurpnakčio istorijos neturėjo tos pirmosios galvą okupuojančios kibirkšties. Knygos atsiradimą lėmė mano dukters siaubo istorijų pomėgis. Ji vis dar yra įklimpusi į siaubo knygų skaitymą. Lietuvių kalba tuo metu jau buvo viską išskaičiusi ir ėmusi skaityti angliškas knygas. Tad mudviem bevedžiojant draugužį Amigo vis prašydavo papasakoti kokią siaubo istoriją. O man, kai jau būnu priversta, kartais užtenka žvilgtelėti į kokį apleistą namą ir jo apdulkėjusius langus ar nesutvarkytą kaimynės gėlyną. Po kurio laiko tų istorijų radosi ne taip ir mažai, tačiau iš karto ant popieriaus jų nesukėliau. Idėja sukurti siaubo istorijų knygą gimė iš noro pabandyti pačiai ją iliustruoti. Nors buvau labai kūrybingas vaikas, vis karpiau, klijavau, konstravau, bet niekada nepiešiau. Galbūt todėl, kad neilgai lankiau darželį. Mergaitės būtent ten išmoksta piešti pagal vieną kurpalių. Kadangi to neišmokau, niekada ir nepiešiau. Taigi, po kelių dešimtmečių ėmiau ir sugalvojau, kad norėčiau pabandyti piešti. Nors visą gyvenimą iki tol su vaikystės drauge vis pakrizendavome iš mano negebėjimo nupiešti ką nors normalaus. Tad rašiau istorijas ir paišaliojau jų iliustracijas. Tiesa, mano iliustracijos į knygą nepateko ir kokia laimė buvo atrasti Robertą. Tačiau dėl to visai neliūdžiu. Dar kartą įsitikinau, kad viskas yra mūsų galvoje. Gyvenime nėra dalykų, kurių negalime padaryti. Yra tik tokie, kurių daryti nenorime. Pasiruošimas. Siaubo žanras tuo ir ypatingas, kad leidžia vaizduotį siausti į visas puses. Todėl papildomai medžiagos knygai nerinkau. Tiesą sakant, kai rašau kokią nors temą, turiu tokią baimę, kad tik netyčia ko nors nenukopijuočiau ir nepasisavinčiau idėjos. Todėl prieš imdamasi savo kūrinio niekada neskaitau panašaus žanro knygų. Kai jau parašau, atsiverčiu iš įdomumo paskaityti, kas ta tema parašyta. Ir tuomet imu dvejoti. Kaip nuostabiai kiti rašytojai rašo, koks jų žodynas, koks siužetas. Visa laimė, kad jau būnu parašiusi savo kūrinį. Kitaip turbūt net ir nesiryžčiau pradėti. Veikėjai. Norėjau, kad veikėjai būtų paprasti vaikai, su šiuolaikinėmis problemomis, veiklomis, santykiais ir atsidurtų neįprastose aplinkybėse, kurios juos paskatintų priimti vienokį ar kitokį sprendimą. Objektus istorijose naudojau įprastus siaubo istorijoms. Vienaakis meškinas, švilpukas iškviečiantis raganą, vienarankis monstras, sendinantis veidrodėlis ir taip toliau. Taip dariau tyčia. Šie objektai vaikams lyg ir pažįstami iš kitų knygų ar filmų, bet norėjau, kad skaitytojui kiltų klausimų. O kodėl tie objektai ar piktieji veikėjai tokie tapo? Kodėl jie užkeikti ar skleidžia blogį? Ar blogis gali sugrįžti, lyg besisukdamas gyvenimo rate? Tiesa, tikrai ne visose istorijose šiuos atsakymus galima rasti. Norėjau, kad skaitytojas ir pats pasuktų galvą. O dėl pačių objektų, kai kurie jų tikrai iš realaus pasaulio. Pavyzdžiui, taip vaikus gąsdinantis vienaakis meškinas. Jį pati ne vieną dieną mačiau sėdinti miške ir liūdnai žvelgianti į mane prabėgančią. Kas jį ten paliko? Kodėl? Atsakymo taip ir nesužinojau. Vieną dieną jo tiesiog neliko. Aplinka. Nuo pat mažens turėjau stiprų ryšį su gamta. Nors augau mieste, šalia namų buvo didžiulis parkas, o visai netoli miškas. Mane visą laiką ten traukė. Turėjau keletą vietų miške, kurios atrodė lyg priklausytų tik man. Nuvažiuodavau dviračiu ir galėdavau kelias valandas sėdėti klausydamas žiogų arba skaityti knygą. Be galo džiaugiuosi, kad gyvenimas ir vėl atvedė mane į mišką. Nors studijuodama ir vėliau ilgai gyvenau visai gamta nekvepiančiuose Vilniaus rajonuose, dabar ir vėl gyvenu šalia miško.
Kiekvieną dieną ten bėgioju arba einu pasivaikščioti su amigo. Būtent ten pamačiau vieną akį meškiną. Vasarą paliktas senovinės rogutes. Išgirdau keistai kukuojančią gegutę, kurios mano šuo siaubingai persigando. Atradau juodutėlį šaltinį. Tad ir visos mano istorijos savaime tapo persmelktos gamtos. Gamta tai mūsų pradžia ir pabaiga. Statome didžiulius tvarkingus miestus, dangų remiančius pastatus, grožimės įstabiais paveikslais ir meno kūriniais. Bet visa tai žmogaus didingumo paieškos. Iš tiesų mes visi tiek dideli, kiek galva kelinti pirmoji mėlynė. Gera grįžti į gamtą ir pajusti, kokie esame mažyčiai ir kokie visi panašus. Siužetas. Iš pradžių istorijas ėmiausi rašyti, lyg jos būtų pavieniai nutikimai. Nors šiaip esu gan rimta planuotoja. Man patinka žinoti, kas po ko bus, bet kartu tarp plano punktų leisti istorijai kurti ir savo kryžkeles. Tačiau šį kartą neturėjau jokių ambicijų pačiai knygai, nes, kaip ir sakiau, labai norėjau kurti iliustracijas. Gal kartais net pernelyg skubėdavau istorijas parašyti. Gal ir ne kartais. Kai rašau, dažniausiai skubu, nes vaizdai mano galvoje greitai keičia vienas kitą. Kai buvau paauglė, net susitaupiau pinigų diktofonui, nes nespėdavau ranka užrašyti, o kompiuteriu dirbti dar nebuvau įgudusi. Atsiradus kelioms istorijoms pajutau, kad jas galėtų kas nors vienyti. Ėmiau kastis giliau. Gal blogis gali būti kaip ratas. Kartą susitepęs nešiesi šią naštą tolyn. Iš čia ir gimė mintis apie mūsų visų tamsiąją pusę. Visi gyvenime priimame sprendimus. Ne visi jie būna lengvi ir paprasti. Bet būtent mūsų sprendimai lemia, kokiais žmonėmis tampame. Kūrybinis procesas. Turėdama idėją ir planą, dirbu labai greitai. Turiu padėkoti savo studijoms ir profesijai bei darbui teisme, kad išmokau planuoti laiką, susikaupti ir neatidėlioti, dirbti konstruktyviai. Kai idėja mane užvaldo, pačiai būna nepaprastai įdomu, kas nutiks toliau. Ar taip, kaip planavau iš pradžių? O gal herojai patys sukurs savo likimą, apie kokį net nepagalvojau? Visada labai noriu kuo greičiau nusikapstyti iki galo ir išsiaiškinti. Šiurpnakčio istorijų rašymas vyko šiek tiek kitaip. Pirmą kartą rašiau atskiras istorijas, tik per pavienės detalės susijusias viena su kita. Kiekviena istorija, kad ir kokia trumpa ji būtų, turi sukurti savo pasaulį, veikėjus, su kuriais vaikai galėtų susitapatinti ir į juos įsijausti. Tai buvo nemenkas iššūkis. Bet iššūkiai man patinka. Pradėjusi rašyti naują kūrinį, rašau jį kasdien. Nenoriu, kad veikėjai išsibėgiotų ir mane pačią apleistų intriga, tai kaipgi viskas bus. Tai buvo ir šį kartą. Žinoma, norint rašymui kasdien skirti bent po valandą ar 2, tenka savo įprastinius darbus nudirbti greičiau, dar kruopščiau juos susiplanuoti ir keltis anksčiau. Esu visiškas vyturys. Vasarą galiu kelti su saule. Tiesa, žiemą nėra taip paprasta. Vos iškiši koją iš lovos, jau darosi šalta. Susikaupti galiu bet kur. Man visai nesvarbu, ar sėdžiu tyloje, ar šalia šurmuliuoja minia žmonių, ar kavinėje laukiu susitikimo. Galiu atsisėsti ir rašyti. Svarbiausia tik rasti tam laiko. Būna, kad su šeima keliaujame automobiliu, kažkas su manim šneka, o aš savo skrajoju po naujus siužetus ir tamsius eglynus. Tačiau tam, kad galėčiau rašyti, būtinai turiu atitrūkti ir pravėdinti galvą. Būtent čia labiausiai ir padeda miškas, į kurį išbėgu dažniausiai arba anksti rytais, arba vakare. Taip pat su drauge dabar jau turime tradiciją, bent kartą metuose išvykti į 200 km žygį pėsčiomis. Tokia išvyka leidžia grįžti namo, lyg būčiau tabula rasa. Parašyti galiu gan greitai, bet redagavimas man kelia iššūkių. Tai pats tikriausias ir sunkiausias darbas. Dažniausiai po to, kai parašau, kūrinys man visai nebepatinka. Tada stumiu jį į šalį, kad pailsėčiau ir galėčiau pažvelgti naujomis akimis. Šiurpnakčio istorijų daug redaguoti neteko, visa laimė. Tačiau su leidykla nutarėme pakeisti 2 istorijas, kurios labai skyrėsi nuo visų kitų. Būtent iš vienos šių istorijų ir gimė kita mano knyga – 12 kruvinų plunksnų.
Iliustracijų anatomija pagal Robertą Railaitę. Stilius. Nueitas tikrai ilgas kūrybinis kelias. Šis stilius labiau pats pasirinko mane negu aš jį. Tiesiog buvo daug bandymų piešti įvairiai – linijomis, tapyti, visaip kitaip miksuoti ir eksperimentuoti. Galų gale atradau, kad man labai miela piešti formomis. Net jeigu pradedu nuo linijų, visada kuo greičiau pereinu prie formų ir spalvų ieškojimo. Man darbuose patinka ieškoti kontrastų su spalvomis bei dydžiais. Tai man patys geriausi eksperimentai. Pasiruošimas. Medžiagos rinkimas man yra būtina proceso dalis. Tai pirmas dalykas, ką darau prieš piešdama. Reikia nupiešti baisų meškiuką? Einu į Pinterest ir ieškau susidėvėjusių meškiukų vaizdų inspiracijai. O piešti žmonės man itin sunku, tai dažnai būna, kad tenka ir kokių pozų paieškoti, o jeigu nerandu norimos, tenka ir pačiai pozuoti. Buvo atvejis, kai reikėjo nupiešti veidrodėlį. Kaip tik savo namuose turėjau tokį mažą vintažinį. Labai pasiteisino. Veikėjai. Nepiešiu veidų. Priežastis gana paprasta. Nelabai moku jų piešti. Tad tenka užslėpti savo silpnasias vietas ir ieškoti kūrybiškų sprendimų. Ką jaučia veikėjas, galima išreikšti ne tik veido mimiką, bet ir kūno kalba. Tad dažniausiai pasitelkiu pastarąją techniką. Istorijoje apie veidrodėlį iškart prisiminiau močiutes turguje, kurios pardavinėja visokius sendaikčius. Mano atmintyje jos būdavo su dideliais apdarais ir skaromis, pamaniau puikiai tiktų istorijai. Aišku, mano atmintyje tos močiutės mielos, tad reikėjo knygos iliustracijai ją nupiešti baugesnę. Aplinka. Kai piešiu aplinką, man svarbiausia perteikti atmosferą. Tai mano darbų koziris. Pačios aplinkos vietos nėra konkrečios, tačiau net neabejoju, kad tai yra mano pasąmonės aplankytų vietų mišinys, šiek tiek kaip sapnas. Istorijoje Tamsioji pusė labai norėjau pavaizduoti, kaip vaikai maudosi naktį. Kadangi vanduo ten vienas pagrindinių motyvų, man iškart atėjo galva prisiminimas apie tokią kūdrą kaime, kurioje pati vaikystėje maudžiausi. Ten buvo daug nendrių, medžių ir kartais tikrai būdavo baugu, ypač saulei leidžiantis. Tai puikus prisiminimas, kurį panaudojau iliustracijai. Siužetas. Aušrinė taip įtaigiai rašo, kad vos perskaičius pastraipą kyla vaizdai. Pasitardavom su Aušrine, kuri istorijos vieta svarbiausia, ir tuoj pat eidavom prie eskizų. Kartais jų reikėdavo, o kartais būdavo tiesiog viskas iškart aišku. Labiausiai diskutavome dėl viršelio. Vis negalėjome nuspręsti, kas iš tų dūmų kyla. Iš pradžių ir buvo kaukolė, bet galvojame, gal per daug grėsmingai atrodo. Tad daug eksperimentavome. Bandėme nupiešti tokius išblukusius veidus, darėme skirtingas versijas, bet galiausiai vis tiek grįžome prie kaukolės. Kūrybinis procesas. Knygos iliustracijas kūriau apie 2 mėnesius. Toks įprastas standartas nuo pradžios iki finišo. O diena atrodė maždaug taip. Atsikeliu apie 7:30, paglostau savo 2 katinus ir pasidarau kavos. 8 ryto pusryčiauju ir peržvelgiu socialinės medijas. Kadangi esu laisvai samdoma iliustruotoja, turiu palaikyti ir savo socialinės medijas, kelti darbus ir bendrauti su žmonėmis. Tai puikus užsiėmimas prie kavos. 9 ryto prasideda darbas. Ieškau medžiagos, eskizuoju, darau sprendimus, kaip turėtų atrodyti scena. 11 einu pasivaikščioti arba į sporto klubą. Priklauso nuo oro. Tai man labai padeda generuoti idėjas ir prasiblaškyti. 13 valandą pietus. 14 grįžtu prie darbų. Su pravedinta galva ir naujomis idėjomis kimbu į darbą ir užbaigiu iliustraciją. 17 valandą baigiu darbą ir ruošiu vakarienę. Labai mėgstu gaminti, tad po darbų čia visiškas atsipalaidavimas. Jeigu turiu didelį, bent mėnesio projektą, stengiuosi neprisiimti papildomai užsakymų, kad galėčiau visiškai susikoncentruoti į esamą. Taip mano dėmesys nesidalina perpus ir galiu pasiekti geriausią rezultatą.
Duobių su šiuo projektu visiškai neturėjau, bet jeigu kada ir atsiranda kokia, tai svarbiausia atsitraukti nuo darbų bent porai dienų ir veikti ką nors kitą. Žinoma, jeigu leidžia deadline'ai. Po tokios mini pertraukėlės visada ateina naujų minčių. O su Aušrine mes visiškai nesiginčijome. Abi turėjome panašią viziją, kaip turėtų atrodyti jos istorijos ir kokias detalės išryškinti. Buvo vienas malonumas dirbti kartu. Kai nedirbu prie knygų iliustracijų, tada puolu piešti savo studijos Hollow Bee Games jaukiam siaubo žaidimui Wales Echo. Mano draugas jau visiškas žaidimų kūrimo veteranas. Tad kažkada prie laužo nusprendėme, kad turime įkurti žaidimų studiją ir pradėti savo pirmąjį žaidimą. Labai džiaugiamės, kad pavyko gauti Game Tech Lietuva finansavimą, tad galėjome sukurti jau gerai atidirbtą prototipą, o dabar ieškome leidėjų žaidimui pabaigti. Išleisti numatoma kitais metais. Ačiū. Kalbino ir skaitė Kotryna Zylė. Projekto namai Vaikų žemė. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Garso įrašas darytas Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus bibliotekos kūrybos laboratorijoje. Šių kūrėjų biografijas ir daugiau knygų anatomijų rasite adresu knygukūrėjai.lt.